Sveiki. Tai mano vardas Greta ir šiandien noriu pafilmuoti tokį kaip ir klipukų keletą, su kuriais aš juos suklijavus galėsiu padaryti vlogą. Tai prie savęs dabar turiu šitą knygą, kurią noriu šiandien kažką paskaityti. Tai žiūrėsim Sex and Go progresą, kaip skaitau. Bet jo, dabar esu Vilniuj ir greit važiuosim. Oh my God! Tai dabar yra po 7:11, šiandien yra lapkričio 4 ir aš jau esu atsijęs nuo 6 valandos ryto. Nes šiandien važiuosiu su Noreu. Nenorėčiau keltis anksti per atostogas. Kad, yra kaip yra. Tai va susiraukščiau, pakol kas taip atrodo. Dabar žiūriu YouTube'ą, kad laiką prastumdys aš vis tiek dabar neturiu ką veikti. Mes laukiu, kol galėsim važiuoti. Tai ja, bus toks čekinas. Ir ja. Čia tiesiog labai random klipukas, kuriame aš pasiėmiau daugybę karoliukų ir juos atrišiuot labai norėjau, nes aš jų turiu labai daug, aš mėgstu vert visokiausius ten karoliukus, apyrangas ir toliau. Ir kai jie visi tokie yra sumaišti, tikrai yra nepatogu. Tai pagalvojau, vakare grįžus po savanoriavimo, darysiu šiokį tokį darbelį ir įdėsiu į video. Taip, šis video pilnas random klipukų. Čia aš esu autobuse. Čia esu maža, šiaip iš tikrųjų buvo visai skani, nemeluosim. Gal duočiau kokius 7 iš 10. Sveiki, tai va dabar esame Šeškiniai. Iš centro grįžau. Ar kažkiek nuotraukų padariau? Susitiksim su drauge, nes jisai būtų fainai. Vis tiek atostogos, kodėl jie ne... Kaip saulė šviečia. Fotografuosiu kažkiek, nes kodėlgi ne. Aš beje labai mėgstu daryti visokiausius ten postus Instagramą savo fotografijos, tai jau norisi tokį postą padaryti. Ir galvoju, čia visai šiek neilgų kadrų būna, tai reikia nepramesinti šansą. Jūs irgi, guys, nepamirškite visada, jeigu yra šansas, naudokitės juo. Mano akys tokios ryškios. Ok, galvoju, nueisiu dabar jau link draugės. Tai va, fotiks mūsų. Jo ten lipneškia. Man viena dalis nusigritinėja, šiaip reikėtų profesionaliau prikliuoti, bet kol kas klių neturiu, tai dirbam šitaip. Būkit creative, guys. Žodžiu, sėdam čia labai jaukioj bateliai ir kažkiek knygą pabandysiu paskaityti, kiek laiko dar turiu. Dar trumpas paminėjimas. Labai patinka, kaip mano akys šiandien atrodo. Taip po makiažo sakiau. Wow, yes. Bet dabar esu pas mašitą. Ir jo, galvoju, kad man būtų visai neblogai paskaityti. Jo. Tai gal paskaitysim. Na ir tada mes važiuosim namo čia. Jo, važiuosim namo čia, guys. Vakarą nusprendėm keliauti į centrą, tai buvo iš tikrųjų labai stiprus rūkas tą dieną. Ir po to užlipome į Trijų kryžių kalną, kur vaizdas buvo labai toks magiškas, kadangi tas rūkas sudaro tokį tam tikrą, tokį vaizdą sukuria. Taigi, daugiau medžiagos nebeturiu, tai mano vlogas baigėsi čia. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą.